Geras. Labas vakaras. Robertas Karvauskas, nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Aš dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Ar jums patogu kalbėti dabar? Patogu, patogu. Gerai, tvarkoj. Mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Vladas. Malonu, Vladai. Tai dabar, matydamas jūsų paklausimą, tai pirmiausiai noriu paklausti jūsų, Vladai, jūs kalba dabar šitaip, namas rąstinis 20 cm rąstų storis, norima gauti A1 klasę. Kas tai per klasė, ką jūs turite omenyje? Nes yra A klasė, A plus klasė ir A plus plus klasė. Kas nurodyta projekte? Norėjau sakyti A plius. A plus, ar ne? Aha, tai ta pirmoji. Ne taip pasakiau. Gerai, tvarkoj. Tai jūsų dabar tikslas, ar tas namas yra, jau buvo gyvenamas ir jis yra renovuojamas, ką jūs žinote apie tą namą, ar tai nauja statyba? Tas namas yra taip. Aš jį pats pastačiau prieš kokį 20 metų, bet aš jį pastačiau, rasta yra 36 metų. Sausi, nesupuvę perinkti visi. Nuversta tokia mokykla sena 36 metų, rastai sveiki. Aš pastačiau 711 namą tokį. Supratau. Dvišlaitį iš tų rastų. Tai dabar, ar jūs gyvenot tame name kiek nors? Nieks negyveno, niekas. Niekas, tai dabar jūs net nežinot, kokios savybės to namo, ar ne? Tai tiesiog norit sutvarkyti jį dabar. Taip, dabar noriu sutvarkyti, ten uždengėm stogą tik tais tokį. Bituminėm šerpėm jį reikia nuimti, taip toliau šalia nedavai stogą apšiltinti ir daryti viską kiaurai, žinai. Viskas aišku. Vienu žodžiu dabaigti. Supratau. Tai dabar žiūrėkit, ko reikia iš tikrųjų. Reikia pirmiausiai nustatyti, kokiu rezultatu jūs tikitės tame name, ką jūs norit ten gauti, kokią temperatūrą ten palaikysit ir kokio ekonomiškumo lygio norit gauti, nes ta A1 klasė, sakykime, ką jūs parašėte, A plus klasė, tai yra atitinkamai, tai yra tik tai ant popierio, sakykime, o realiai, kiek jūs pasirengę investuoti tam, kad realiai namas būtų tikrai šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir jaukus. Nes galima gauti tą klasę greitai sudėjus medžiagas, tik klausimas, kaip jūs jas sudėsit ir kokį rezultatą iš to turėsit. Tai čia nuo to ir priklauso visa strategija. Nes tai priklausys taip pat nuo to, kaip jūs įrengsit vėdinimą, kokiu būdu jūs vėdinsit, ar jūs pasirengę pilnai rekuperaciją padaryti, ar kažką... Rekuperacija būtinai bus. Tai tada tvarkoj, tai tada reiškia dabar jūsų klausimas, kokių storių reikia. Tai viskas priklauso nuo to, kokias medžiagas taip pat naudosit, ką jūs rinksitės. Nes yra pagrindė šiltinime yra du esminiai būdai. Vienas būdas yra naudot orui laidžias kiauras medžiagas, tokias kaip akmens ar kitokios vatos, kurios kiaurai leidžia orą ir jos nenaudojamos be papildomo sandarinimo. Tai yra iš vidaus garo izoliacija, iš išorės vėjo izoliacija. Ir su tuo sandarinimu ir susidaro pagrindinės problemos. Tenai, matot, tas statybininkas, aš žinau taip toliau šitam dalyką. Iš vidaus hidroizoliacija, iš lauko vėjo izoliacija, viskas aišku. Taip, bet aš noriu sandarinti arba šito dabar, kur medieną galima sandarinti poliuretenu tuo pučiamu, arba akovata, nežinau. Supratau. Tai geriau sandarinu, dėl to aš noriu tokį tą storį sužinoti, ar šito, žinai. Gerai, Vladai, atsakysiu jums šitaip. Dabar tos dvi medžiagos taip pat yra visiškai neapibrėžtos, todėl kad jūs pasakėt pučiamas poliuretanas. Tai nepasako visiškai nieko, nes poliuretano 100 rūšių yra rinkoje ir kiekvienas iš jų turi savo savybės. Visiškai todėl reikia rinktis konkrečiai. Jeigu įmat iš poliuretanų, tai irgi klojat dokumentus ant stalo ir žiūrit, kokios savybės yra. Nes poliuretanai yra ir kietieji, ir minkštieji, ir atvirų porų, ir uždarų porų. Ir tai irgi nieko nesako. Nes ir atvirų porų poliuretanų yra dešimtys, jeigu ne 100 rūšių. Ir kiekviena iš jų turi savo savybės. Tiek vandens įgeria, tiek oro praleidžia, tiek atsparumas jų susitraukimo koeficientai. Tai va šitos dalykus reikia tiesiog rinktis pagal dokumentus. Ir turi ir skirtingas šilumos laidumo koeficiento reikšmes.
Todėl čia pasakyti iš karto, koks sluoksnio storis bus, tai galima tik tai tada, kada jūs jau pasirinkot medžiagą ir žinot tos medžiagos savybės. Tada jau galima skaičiuoti, Mhm. kokio storio reikia. O ekovata. Lygiai ekovata tai bendrai yra biri medžiaga, No, no, no. visiškai laidi orui. Ta medžiaga, ji yra sudaryta iš celiuliozės pluošto. Tas celiuliozės pluoštas yra birus. Jeigu šlapiu būdu ten jį, sakykime, užpurškiama, tai nereiškia, kad jinai tampa sandari. Taip, jinai labiau susiploja, šiek tiek sandaresnė, bet tai toli gražu. Ir tokia medžiaga nenaudotina be tokių pat plėvelių, kaip ir su vata. Ne, taip. Būtinai. Čia viskas aišku. Tai va, tai todėl vėlgi negalim pasakyti dar plius apie celiuliozinę šitą vatą, kuri vadinama, neteisingai vadinama ekovata, tai neturi nieko bendro su ekologiškumu šita medžiaga, jie yra prisotinta borakso ir boro rūgšties, kurios medžiagos yra nuodingos ir tai yra tyrimai padaryti ir informaciją apie tai aš galėsiu jums tiesiog atsiųsti, atsakydamas į jūsų klausimą ekspertai LT puslapį, jūs gausit laišką su visom nuorodom ir galėsit pasižiūrėti. Tai šita medžiaga, ekovata, ją sunku panaudoti su plėvelėmis, kadangi jinai biri medžiaga ir ją užsandarinti yra labai sunku. Ir nesandarinta jinai negali būti iš principo naudojama, nors rinkoje labai dažnai siūloma ir naudojama taip. Mhm. Tai antras būdas, sakykime, pirmas būdas, va šitaip su tom orui laidžiom medžiagom. Problema yra tame, kad sandarinimas, jeigu ne tuo momentu užsandarina, tai šita medžiaga privaloma būti labai gerai užsandarinta, bet dažniausiai jinai išsisandarina per kelis sezonus, todėl kad plėvelės, kai dedamos, jos dedamos dideliam plote ir per didelį plotą jos turi nemažus susitraukimo koeficientus ir jos tiesiog tempiasi, kai atšala, jos susiaurėja ir tos lipnios juostos, kuriomis klyjuojama yra, jos dėl to, kad yra daug dulkių, daug visokių medienos atšerpetuojimų, patempus jos labai dažnai išsisandarina. Kai tik pradeda per tuos tarpelius eiti oras, džiovina klyjus, dar labiau atsilipina ir po 5-7 metų atsiklyjavimų yra labai daug. Iš tikrųjų. Tai vat, ekspertizių rezultatai tai rodo. Tai va kitas būdas, kaip padaryti namą šiltą ekonomišką, tai naudot medžiagas, kurios ir šiltina, ir sandarina iš karto vienu metu. Tai dažnai žmonės žiūri į poliuretano putas ir galvoja, kad visos jos tikrai sandarina viską. Tai netiesa, nes poliuretano putos, didžioji jų dalis turi vieną labai neigiamą savybę, tai yra jos traukiasi, kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Ir susitraukimo koeficientus reikia žiūrėti būtent medžiagos savybių tyrimų protokole, žiūrėti į medžiagos matmenų stabilumo testo rezultatus. Dažnai žmonės į tai nekreipia dėmesio ir galvoja, wow, tos putos prilimpa, čia tikrai bus sandaru. O kad jos per laiką traukiasi, atsiplėšia nuo konstrukcijų, suskilinėja mikroplyšiais savo visoje struktūroje ir tampa visiškai nesandarios, į tą dalyką dažnai neatkreipiamas dėmesys ir po to eksploatuojant vis prastėja ir prastėja ekonomiškumo rezultatai jūsų name. Tai va tą dalyką taip pat atkreipdėmėsi. Tai rinkoje yra tikrai nedaug tokių poliuretanų, kurie nesitraukia ir atlaiko pilnai visus įtempimus, kurie gaunasi dėl temperatūrų svyravimų. Tai viena iš tokių medžiagų 2007 metais parvežta iš Kanados, lietuviai pirmieji Europoje pradėjo naudoti, tai yra purškiamas naujasis poliuretanas ir Lietuvoje pavadintas Gamo vardu. Tai gamo.lt jūs galite įeiti, pasižiūrėti šitą dalyką, išsikviesti rangovus, pasidaryti sąmatą ir tiesiog nuspręsit, verta naudoti jį ar ne. Aš savo praktikoje GAMO, gamo.lt puslapį. .lt. Jo, tai va ten, aš kada stačiau savo namą, aš detaliai analizavau šitos dalykus ir tą medžiagą labai gerai ištyrinėjau, aš pasirinkau savo namui visą pilnai, tiek perdangą viršutinę, tiek sienas, tiek grindis, viską absoliučiai, padariau kevalą ir tikrai džiaugiuosi rezultatais po šiai dienai. Nuo 12 metų iki dabar tikrai
Nu, džiaugiuosi, gera ekonomika, nekrenta rezultatai. Tai ta medžiaga yra unikali tuo, kad jinai yra atvirų porų struktūra, bet skirtingai nuo paprastų atvirų porų poliuretanų, poros yra daug smulkesnės ir jų labirintas labai painus, todėl šita medžiaga nepraleidžia per save oro. Bet vandens garų molekulės difuzijos būdu, jos būdamos landesnės ir mažesnės už oro molekulės, jos praeina lėtai per šitą labirintą. Todėl mediena, jeigu ir yra likutinė drėgmė joje, jinai lengvai išdžiūsta, o nauja drėgmė su oro srautu jau ateiti negali. Tai medienai šita medžiaga ypatingai draugiška. Tai kadangi jūs kalbate apie medinį namą, tai tikrai galiu nuoširdžiai parekomenduoti šitą technologiją. Arba, nu, gali žiūrėti ir kitas technologijas, kaip ką, tai bet tada... Tai aš dėl to ir domiuosi, suprantat, kas geriausiai būtų taip toliau. Dėl to aš ir domiuosi viską, dėl to, kad pasidarysi paskui, kad bus vėl, žinai, nei tvorą, nei mėtak neperdarinėsi paskui. Tai va tas ir yra, kad iš tikrųjų. Ir žinot ką, Vladai, aš jums nuoširdžiai patarčiau. Visus niuansus, kurie būtini tam, kad namas tikrai būtų šiltas, jaukus ir ekonomiškas, aš sudėjau į vieną savo stiprų seminarą, kurį ir pavadinau Šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas. Kaip nesuklysti. Tai šito seminaro vaizdo įrašą jūs galite rasti mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. Sandarus namas. Sandarus namas kaip vienas žodis.lt. Ir ten rasit tiesiog skyrelį seminarai, seminarų įrašas ir galima kaip elektroniniai parduotuvė įsigyti šitą seminarų įrašą. Jo kaina yra 57 euriukai, tai yra beveik 4 valandų seminaras su daugeliu atsakymų į klausimus, ir ten ir klausimai pateikiami ir viskas. Tai tikrai aš garantuoju, kad šitos žinios sutaupys jums tikrai daug pinigų įrengiant jūsų namą, nes vieną klaidą padarius jūs sumokėsit 100 kartų brangiau, negu kad šitos žinios kainuoja. Gerai, labai dėkui jums. Tai va, tai toks patarimas. Jo, toks patarimas iš savo pusės. Ir dabar, Vladai, toliau aš konsultuoju žmonės visais šiltinimo ir šilumos išsaugojimo klausimais. Mano nuostata tokia, jeigu klausimas paprastas, lengvas, ten iki 10 minučių, aš nieko neprašau iš žmogaus, tiesiog patariu, padedu ir viskas. Jeigu jau ten daugiau klausimų yra ilgiau, tai tada yra konsultacijos kaina, ten 1,70 euriukų, tai paprastai per pusvalandį išsprendžiami didžioji dalis klausimų ir tai iš tikrųjų kainuoja, kaip statybos kaštuose, tai yra lašas jūrai, bet tas lašas išgelbsti labai daug pinigų paprastai. Tai jeigu kils klausimų kažkokio eigoje, drąsiai kreipkitės, padėsiu, kuo galėsiu. A kaip kreiptis pas jūs? O sandarusnamas.lt, ten rasit mane, lengvai, visada kontaktai yra, arba šitą telefoną mano galite užsifiksuoti ir žinokit, kad šiltinimo klausimais visada padėsiu. Gerai, dėkui labai. Dėkui jums. O sakykit, o kur jūsų namas randasi? Tai irgi prašau, 70 eurų prašau. 50 eurų. Kur jūsų namas randasi, Vladai? Aha, nu gerai, pokalbis baigėsi. Ačiū. Tai štai, brangiai, žmonės nori bendrai kažko tai, ir va tos supratimo apie niuansus medžiagų, apie jų savybių skirtumus labai dažnai nežino. Nu taip, žmogus susidūrė, tiesiog atėjo laikas kažką tai daryti su namu ir jis nėra statybos specialistas ir natūraliai, kad jis galbūt visko ir nežino. Tai natūralu, tai nei gerai, nei blogai. Tiesiog galima žmogui padėti. Tai va tokios konsultacijos, tokie pokalbiai tiesiog padeda ir aš todėl ir rašinėjau tai, kad kiti žmonės tai išgirdę galėtų iš anksto jau pasidomėti, pasižiūrėti, gavę kažkokias tai naujas žinias, gavę atsakymą į tokį klausimą. Tai ačiū Jums, kad tai išgirdot, linkiu Jums visada racionalių sprendimų, kad būtų kuo geriausi rezultatai. Iki.